ar ne? Matau, kad esam. Puiku. Matau, kad jau esam. Nu ką, reikia tą valandą greitai dabar čiūpti ir tai padaryti produktyviai. Po 3 vaikų, Darom. kada turi to laiko? Čia apie tave aš. Taip, darom kaip išeis, viskas gerai. Paskui per dideli lūkesčiai, žinai, irgi gali išmušti iš vėžių. Jo, tai gal pradėkime ar nuo prisistatymo, ar nuo temos, kaip tu manai, ar kodėl šita tema taip iškilo? Tai aš mielai prisistatysiu, o tu gal papasakok apie temą, ane? O tu irgi prisistatyk, nes neaišku, koks žmogus, kuris gal visiškai tavęs nepažįsta, žiūrės video, kad žinotų. Gerai? Tai aš tai prisistatau, kad esu verslininkė ir 3 vaikų mama, labiau save pozicionuoju kaip kūrybišką verslininkę, nes mano verslai ir tai, ką irgi žmonėm paturiu visą laiką susijęs su saviraiška. Ir taip pat knygų autorė. Tai jau šiuo metu išleidinėjau savo trečią knygą, bet 1 vaikišką knygą, Mergaitė ir kristalas. Tai apie ją, manau, mes čia pakalbėsim kažkada. O dabar tai va tiek. Mes pažįstamos esam būtent per tą sąmoningumo kelionę, ar ne? Per emocijų paleidimo praktikas ir todėl, kad visą laiką bendradarbiavom su tavo vyru ir Ryčiu. Ir toks tas mano kelias ir yra. Aš tiesiog šiandien dienai labiau vadinu save savilyderystės mentorę ir padedu žmonėms, lydžiu toje asmeninio augimo kelioniai, nes žinau, kaip vienam kartais yra painu ir kokie gynybiniai mechanizmai yra stiprus, kad nematyti dalykų, ko nenori matyti, kas trukdo tam asmeniniam augimui. Ir šiandien tą temą, kurią paliesim, irgi bus labai susiję, kaip ten viskas labai slidu. Noriu, bet leidžiu savo, pavyzdžiui, nedaryti, leidžiu savo pasislepiamą po visokiais tokiais, tarsi čia meilė savo, o iš tikrųjų slepiamos nuo savo talentų, nuo savo kūrybinių gebėjimų, nuo, kaip čia sakant, vengiam prisimti tos atsakomybės už savo gyvenimą, savišaišką. Ir aišku, tos temos, kadangi man pačiai visą laiką buvo aktualios ir kaip šiandien ta tema išsivystė, tai man šiandien šita tema yra apie apjungimą dvasinio pasaulio ir tokio materialaus, to žemiško žmogaus. Tai yra tikėjimas, pasitikėjimas ir įsipareigojimas. Ir labai stipriai gyvenime turėjau tą dalį išreikštą tikėjimo, tokią pasitikėjimo ir kažkaip ir sekdavos. Dalykai ateidavo, padarydavau ir kažkaip sekdavos, tinkami žmonės, kažkaip labai fainiai buvo. Bet užtruko laiko pamatyti, kaip bėgau nuo baimės suklysti, nuo nevertumo, vien dėl to, ir iš to išeidavo, kad neprisimdavau atsakomybės už savo gyvenimo kūrybą. Ir tave būtent prisimenu kaip tą, kur užduodavai visą laiką konkrečius klausimus. O tai ką čia dabar darysi? O tai ko? O tikslas koks? O tai tas tikslingumas, žinai, ir kad tikėti, pasitikėti, viskas gerai, bet jeigu sugalvoji projektą, tai kas jį padarys? Žodžiu, per tą įsižeminimą. Ir man šiandien dienai tai įsipareigojimo, aš įsipareigojimą pakeičiau kaip savo vystyti gebėjimus, talentus, kuriuos gimiau, turiu. Iš kažkur ateina jie, taip. Ir čia visą laiką tas klaustukas, kas tas, iš kur tas, bet kaip, žodžiu, tema vis tiek pasitikėjimas ir įsipareigojimas, kaip apjungti, ar
žodžiu, įsipareigojimas be pasitikėjimo ir tik pasitikėjimas be įsipareigojimo. Vat, tiesiog, apie ką tau šita yra tema? Įsipareigojimas, pradam, taip, aš tokio išplėstas sakinys, tai labai, žinai, sudėtinga. Gerai, tai kas būtų pats pirmas, toksai kaip trumpas? Įsipareigojimas be pasitikėjimo, gali pakartot? Įsipareigojimas, kai tik dirbi, bet nėra tikėjimo ir pasitikėjimo. Ir vienas variantas. Ir jeigu yra pasitikėjimas, tiki likimu, tiki visų kuo, bet nieko nedarai. Man tai atrodo, žinai, jeigu tik dirbi, tai gal čia nėra jokio įsipareigojimo. Čia tiesiog dirbi, darai veiksmą ir tiek. Ir, kaip, tu gyveni, bandai išgyventi, o įsipareigojimo nėra. Įsipareigojimas atsiranda tada, aš taip dabar ir mąstau, įsipareigojimas tada, kai mes įsivardinam kažką, ką gal įdomu būtų pasiekt, sužinost, pamatyt. Tarsi kaip tikslas atsiranda, tai tada tam tikslui nutiesiam per savo mintis, per emocijas ir per veiksmus įsipareigojimą. Aš taip šiai dienai suprantu. Ir tai gali būti labai paprasti dalykai, nes, sakykime, gal kažkas įsipareigoja tapti šalies prezidentu, tai labai atrodo jau čia super sudėtinga ir netgi gal baugina, bet jų gali būti labai paprasti dalykai, kaip, noriu pamatyti Japoniją. Ir šiai dienai gal, sakykime, tas žmogus, šiai dienai negaliu. Gal per maži vaikai, gal ir finansų neprikaupiu, bet aš noriu pamatyti Japoniją. Ir jeigu žmogus, tai įsivardina kaip įsipareigojimą, kad aš šitam gyvenime sukursiu savo šitą įvykį, kad aš pamatysiu Japoniją, tai jisai tikrai ir sukurs. Ir tų būdų, kaip tai sukurt, greičiausiai yra labai daug, 100, gal net 1000, nors atrodo, yra tik vienintelis. Sudavau pinigų, nusiperku bilietą ir nuskrentu. Bet kai mes įsipareigojam ir dar net tikim, kad tikrai viskas kažkaip susiklostys, tai atsiranda daug platesnė puokštė, kaip galėtų šitas įvykis tikrai ir įvykti. Ir anksčiau ar vėliau jis įvyksta. Kas tau padeda, aš bandau suformuluoti tą problemą, kurią kad tą dalyką, kaip čia apjungti, nes pas tave man yra super darna ir super harmonija tarp tikėjimo ir pasitikėjimo ir tikrai įsipareigojimo, disciplinos, be jokio tokio pasislėpimo po, Aš galiu papasakot, tokią dabar jau mintį irgi turiu. Tai daug metų, kokius gal net, tikrai daugiau nei 10, aš jau kai pradėjau eiti sąmoningumo keliu, tai pradėjau, vis tiek egzistavo, kaip ir pas kiekvieną, egzistuoja mintis, jausmai ir veiksmai. Tos 3 dalys. Ir daug metų aš tiesiog į jas labai taip vieningai dėmesio ir nekreipiau. Bet paskutinius 3, tai labai išsamei dirbau su tuo, kad šitos 3 dalys eitų vieningai. Ir man atrodo, tai yra be galo svarbu, nes tai duoda visiškai kitokius rezultatus, kai yra vienybė sistemoje. Ir jeigu pagalvosim apie bet kokią sistemą, kad ir automobilę, ratai važiuoja viena kryptim, vairas sukasi viena kryptim ir, sakykime, lempos užsidega ten, kur važiuoji. Tai savaime logiška, aišku, kad žinoma, kai yra sistemos vienybė, tas automobilis nuvažiuos tiesiai, patogiai ten, kur nori. O jeigu galim pagalvoti tą variantą, jeigu viskas ten išsiderinę, nuvažiuosi. Įmanoma nuvažiuoti ir su tokiu automobiliu, tačiau daug sudėtingiau. Tai mūsų toj sistemoje, aišku, yra daug visokių kitokių dalių, bet šitos 3 visiems labai suprantamos. Ką aš mąstau, ką aš jaučiu ir ką aš veikiu. Tai aš 3 metus paskutinius labai mokiausi, kad tai būtų vieninga visuma. Tai
vat čia toks atsakymas į tavo klausimą. Iš šono pasižiūrėjus, bet taip, manau, ir yra, čia sėkmę mes apibrėžiam kiekvienas kitaip, taip kaip aš apibrėžiu sėkmę, man tu esi sėkminga. Ko imiesi, tą padarai iki galo, viskas dera gražiai, tas, kaip čia, ir žinoma, ir turi ką pasakyti, ką esi pasiekus, ką padarius, ir tiki, ir pasitiki, ir tai duoda daug labai grožio, tokio švelnumo, meilės. Ir kaip tau pavyksta būti sėkminga? Kaip man pavyksta būti sėkminga? Gal tai niekad nebuvo mano tikslas. Toks, žinai, kaip pagrindinis. Aš suprantu, kad jisai gali būti kaip šalutinis netgi ir pačios noras. Jisai gali būti, bet pavyzdžiui, tikslas atsiranda labiausiai kažką sukurti. Ir tai nebūtinai, kad sukurti ten tapybos darbą, ar kad ir knygą parašyti, bet sukurti, šeimą sukurti labai harmoningą poros santykį, sukurti labai man įdomius, sąmoningus, unikalius vaikus, sukurti, sakykime, išskirtinę draugystę su žmonėmis. Tai aš noriu pasakyti, kad kai aš vartoju žodį sukurti, tai yra absoliučiai apie viską, ką mes veikiam gyvenime ir ką jūs veikiat, kas žiūri. Tai kad ir kažkas eina į darbą ir sakykime, atrodo, kad gal tik tai dirba savo darbdaviui, bet juk jis vis tiek kiekvieną dieną eina kažką sukurti į tą darbą. Tai sukurti e-mailą, sukurti santykį su kolega, sukurti kažkokį gaminį, kad ir jis yra užsakytas ir ten viskas aišku, kaip jis turi atrodyti. Tai čia jau šneku apie tuos atvejus, kur atrodo visai gal nėra kūrybos. Kad ir sukurti švarų šaligatvį, net švarias šiukšlių dėžes, sukurti. Apie visas specialybės galim pagalvoti, kad kiekvienoj specialybėje, kiekvienam užsiėmime, hobyje yra tiesiog mūsų kūryba. Tai man visą laiką tikslas yra, ką aš dabar noriu sukurti. Ir kai aš užsinoriu sukurti, tada aš tiesiog pradedu link to eiti įvairiausiais būdais, kadangi aš nesenai išsiaiškinau, kad turiu tą norą tobulėti, tą, sakykime, perfekcionizmo, bet gerąją prasme išraišką, aš visą laiką stengiuosi visose srityse, ką bekurčiau, stengiuosi ir tada man gaunasi visai geri rezultatai. O kai geri rezultatai, tai savaime kaip šalutinis poveikis ateina sėkmė, finansai, dar kažkokie žinomumai, kontaktai, kvietimai. Aš jau šitą dalyką vardinčiau kaip šalutinių poveikių. O gerai girdžiu, kad, tarkim, ar tu visą laiką turi didžiulę viziją, nes kur mes stringame, ar reikia būtinai turėti viziją didžiulę, kas bus, visas detalės ir tik tada darysiu, ar būtent tikslas jau yra kūryba, tai reiškia panaudoju savo talentus ir juos vystau iš čia ir dabar, ką aš jau turiu, ką aš galiu, ir dar pridedu pasitikėjimo, tikiu kūno vedimu, tikiu impulsais, tikiu tuo, kas per mane ateina ir darau. Tai vėl grįšiu prie to paties klausimo, ką norėjau pasakyti, ar reikia turėti didžiulę viziją, ar tu turi visada didelę viziją, ar tu turi didelę viziją darydama, ar tiesiog tavo tikslas ir yra kūryba su tuo, ką turiu, kas esu iš čia ir dabar. Viziją turėti reikia, manau, tikrai. Tiesiog gal, bent jau mano atveju, nors gal aš tada kurčiau iš viso pasaulinius dalykus, aš nežinau, bet dalinuosi, kaip man vyksta. Aš dažniausiai turiu tokią viziją, norą, ką norėčiau sukurti. Sakykime, kaip pavyzdys, pirmą savo rimtą kūrybinį projektą, kurį galėčiau vardinti absoliučiai gyvenime ir kai dar nejau net sąmoningumo keliu, tai aš norėjau sukurti save tapusią grafikos dizainerę. Ir tai jau man įvyko viduriniai mokykloj, kai mums reikėjo rinkti specialybės. Bet juk mes visi taip ir kuriam, ne? Kuo aš būsiu po mokyklos? Ir
kažkur juk einu į kažkokią universitetą, o gal į darbą, kur aš beičiau, o gal aš išeisiu keliauti, bet juk aš kažką iš savęs norėsiu sukurti. Tai aš supratau, kad man būtų įdomu sukurti Jurgą, kuri yra baigusi Dailės akademiją ir yra grafikos dizainerė. Ir aš turėjau tik tai tiek, bet supranti, aš neturėjau, pavyzdžiui, vizijos, kad būtinai ta Jurga grafikos dizainerė tenai kurs kažkokius tai labai dizaineriškus dalykus, kad tenai bus ten pasaulinė žvaigždė ir laimės ten Nobelio premijas, sakykime. Aš to neturėjau. Truputį užkimus, tai atsiprašau, kam gal kliūna mano balsas. Bet tiek, kiek pasakiau, tiek ir turėjau. Ir žinok, aš nuožmiai kūriau šitą Jurgą, kuri turi būti pabaigusi Dailės akademiją, grafikos dizaino specialybę. Tai galiu papasakot, ką man teko pereiti. Pirmiausia, mokykloje gavau labai daug negatyvo netgi iš savo mokytojų ir iš savo giminių netgi, kurie man tiesiog tiesiai į veidą sakė, kad Jurga, tu neįstosi, tai yra beprotiškas konkursas ir tu net nesvajok. Tai čia buvo pirmas, sakykime, toks dalykas, kai tu nori kažką sukurti, bet tu susitinki su šita realybė. Aš jam visiems irgi išspinduliavau tuo metu daug pykčio ir sakiau, kad jūs nesuprantat iš viso, jūs net nematėt mano darbų, ką jūs čia man aiškinat. tai čia buvo, dar kitaip nemokėjau tais laikais, tai buvo toks atsakymas su pykčiu. Bet aišku, jie iš dalies tai buvo teisus, nes tai buvo, bent jau aš stojau Kaune, tai buvo tikrai beprotiškas konkursas, nes priimdavo tik 6 studentus į nemokamą vietą per metus. Ir dar 2 į mokamą. Iš tikrųjų, o stodavo virš 100. Tai būdavo tikrai labai daug žmonių į vieną vietą. Ir aš pirmais metais neįstojau. Ir, štai ir dabar susidurkiam su ta, kiek žmogus įsipareigoja savo tam norui ir kiek tiki savim. Čia mes dabar susiduriam jau su įsipareigojimu ir jau su tikėjimu ir netgi ir su realybė susiduriam. Nes aš pripažinau realybę, kad jeigu aš neįstojau, vadinasi, aš nesu pakankamai gera. Ir tai akivaizdu. Jeigu aš būčiau super gera, tai aš būčiau įstojus. Ir aišku, ten daug kas pasakoja, oi, ten vietos nupirktos, tralele. Bet aš pagalvojau, kad ir nupirktos, bet jeigu yra super gabus studentas, dėstytojai pasistengs, kad jisai įstotų. Tai, nes jiems irgi reikia gerų studentų, o ne visų ten kažkaip surinktų neaiškiais keliais. Na gerai, tai tada aš ėjau visus papildomus mokslus. Čia iš tikrųjų jau labai padėjo ir mano mama, mano tėvai, nes ir jie ir finansavo ir padėjo susirasti reikiamus mokytojus. Ir sekančiais metais, bet tai nėra lengva, kai visi tavo draugai įstoja ir mokosi ir jau tą pasakoja, koks įdomus tas studento gyvenimas, kaip ten ir vakarėliai ir viskas. O aš sėdžiu po vidurinės namuose ir einu pas dėstytojus ir paišau ir mokinuosi. Tai tikrai buvo sudėtingas etapas. Ir antrais metais aš vėl neįstojau. Tai kai aš vėl neįstojau, tada, aš sekantį kartą, kaip sakyt, vėl peržiūrėjau tą realybę ir visus savo įsipareigojimus. Ar aš pakankamai noriu, ar mano toks stiprus tas įsipareigojimas ir noras sukurti šitą dalyką, kad aš ten būčiau. Taip, pažiūrėjau, kad aš noriu, bet aš jau leidau savo, bet aš galiu ir kitoj įstaigoje tapti grafikos dizainerė, nebūtinai toj. Nes aš norėjau būtent į aukščiausią instanciją Lietuvoje, Dailės akademija, meno tokia instancija. Gerai, tada aš po 2 metų jau leidau savo dar stoti ir į kitas vietas ir aš jau buvau pakankamai subrendus ir pasiruošus ir įstojau į aukštesnėje. Aukštesnėje irgi grafikos dizainą. Ir tenai prasimokiau metus
labai paaugau, nes dėl to, kad jau pagavau tą tikrą ritmą, kaip iš tikrųjų dirba studentai, dėstytojai, nesvarbu, kad aukštesniosios yra vėl kitoks skonis, kitokie reikalavimai, bet aš pagavau. Ir va čia buvo irgi toks momentas, kai aš savo nemelavau, nes pabuvus metus to įstaigoje aš supratau, kad jinai vis dėlto yra ne mano skonio, ne mano vibracijų ir ne mano savasties. Aš esu kitokia negu yra aukštesnioji ne akademija, nebeatsimenu, kaip tai vadinasi. Ir žinok, aš, kaip sakyt, pastačiau ant kortos. Aš išėjau po metų ir žinojau, kad nelabai galėsiu grįžti, bet stojau atgal. Dabar žiūriu, kad tuoj net apsiverksiu, nes tai tikrai emociškai buvo labai didelis ir sunkus sprendimas. Ir 3 metus įstojau. Tai, sorry, čia turbūt pirmą kartą, kai eteryje verkiu. Bet čia tik tai rodo tavo charakterį daryti ir tą tokį, kaip čia, tau su disciplina, ar tuo tokiu noriu ir atsakau už savo norą, kurį įgarsinu, tau tai visą laiką dėrėjo. Jeigu sakai, kad noriu, tai tu ir darai. Pas tave neina šitie dalykai atskirai, ne? Noriu ir Taip, tas posakis labai tinka, toks, žinai, vien norėt neužtenka. Tai ir galiu pasakyti, vėl prieiti prie to, kad mes, kai šnekėjom, o kur išsiplės ta vizija? Nes aš turėjau tik tai viziją, kad aš noriu tapti grafikos dizainė po šitos įstaigos sparnu. Kai aš įstojau, aš labai gerai mokiausi, visą laiką gaudavau geriausias stipendijas, visą laiką mano bakalauras ir magistras, bakalauras gavo ten kažkokį, neatsimenu, tiesiog įvertinimą ir 10 balų. Tada magistrą aš jau užsinorėjau iš tikrųjų dar laipteliu aukštesnį instanciją, tai į Vilniaus dailės akademiją, į grafikos dizainą. Ir vėl man daug kas tiesiog sugiojo pirštą prie smilkinio ir sakė, kad kam tu taip plėšaisi? Kaune tu visiškai tau atvira vieta ir tavęs laukia, o kam tu į tą Vilnių? O man jau buvo įdomu sukurti naują dalyką, iš savęs naują. Jau tą Jurgą grafikos dizainerę, kuri jau net Vilnių yra pabaigusi. Ir aš bandžiau. Ir aš vėl ten įstojau. Ir tada tikrai sėkmingai pabaigiau, nors man ten nebuvo lengva, nes būtent per magistrą vyko mano skyrybos pirmos. Aš esu su Ryčiu 2 kartą susituokus, tai buvo psichologiškai labai sunku pabaigti, bet aš, pavyzdžiui, norėjau vėl, iš viso to mokslo 2 metų magistro, aš norėjau sukurti ir čia tiesiog atkreipiu dėmesį, kad gal mes net nepastebim, kad mes norim sukurti šitą iš savęs, iš savo gyvenimo. Aš norėjau sukurti tą Jurgą, kuri baigia magistrą ir padaro kažkokį super įspūdingą magistrinį darbą. Kartais kai kurie žmonės nori tiesiog pabaigti, ramiai turėti diplomą. Ir jie tai nori sukurti ir viskas, čia nei vienas variantas nėra geresnis. Bet aš norėjau sukurti tą, kuri, kažką padaro išskirtinai įspūdingo. Ir vėl kiek tai man kainavo. Kadangi jau gyvenau atskirai, jau tuo metu išsiskyriau, tai turėjau iš viso viena viskuo rūpintis. Ėjau daryti darbą, kad dirbčiau, užsidirbčiau, išgyvenčiau ir galėčiau studijuoti dieniniam kurse. Tai, kad padaryčiau tą įspūdingą magistrinį, man reikėdavo, dabar jau vėl to išlimsiu. Čia bus toks išskirtinis interviu. Tai man reikėdavo dirbti iki 6, 6 valandą eidavau namo pavalgyti, pailsėti, tada kokią 8 grįždavau į darbą ir dirbdavau iki 12 nakties, darydavau magistrinę. Tai, paleisim susimotą, čia neblogai. Tai toks įsipareigojimas savo kūrybai. Aha.
žinai, tikrai per kūną eina visas šiurpas. Ir aš, bet apsiverksiu iš to, kad skundės, žinai, ir aš girdžiu tas, bet šiaip sąmoningai kūrybai, tu buvai, visą laiką įsipareigojęs, šitas pas tave, visada buvo tada sąmoningai. Bet aš tada, žinai, net nebuvau sąmoninga, aš iš vis net nežinojau, ką reiškia tas sąmoningumo kelias ir kad toks egzistuoja. Bet taip, gal tu teisi, kad aš buvau įsipareigojus savo kūrybai. Ir įdomiausia, kad, ir man pavyko, mano magistrinis gavo banko premiją, kaip vienas iš atrinktų geriausių to meto Dailės akademijos magistrinių darbų, perėjus per visas specialybės. Tai ten jų buvo apdovanota daugiau, ne tai, kad ten, nežinau, tik tai vienas, bet, manau, ten pateko ir aš gavau, netgi finansinę banko premiją. Tai man tai buvo irgi toksai, net ir jeigu nebūčiau gavus nieko, man vis tiek, aš viduj buvau sąžininga prieš save, kad aš dirbau, nuožmiai eidavau iš darbo vėl į darbą, nes ten buvo visa man reikalinga technika, aš negalėjau kurti namuose, man reikėjo išskirtinės technikos, kuri buvo mano darbe ir net tas apdovanojimas, toks pasakė, kad taip, Jurga, viskas tvarkoja, bet tu norėjai sukurti, dabar pasimėgauk, tu tą kūrybą turi. Tai aš tiesiog gyvenime visada nematau gal tos labai plačios vizijos, nes pradėjom apie šitą kūrybą, ne? Aš mačiau, žiūrėk, iš pradžio aš mačiau tik, kad noriu būti grafikos dizainerė Dailės akademijoje. Ir ta kūryba su Dailės akademija, jinai ten toli gražu nesibaigė, nes, paskutinis, nuostabus akcentas, tai dar truputį po kelių metų mane pakvietė dėstyti Vilniaus Dailės akademijoje grafikos dizaino skyriuje. Tai yra didžiulis įvertinimas, pripažinimas ir asmeniškai man, aš to niekad nesitikėjau. Tai jau viršijo mano vizijas. Ir netgi irgi noriu parodyti, kad aš šiai dienai visiškai nesu grafikos dizainerė ir aš kažkada jau tą temą išsiėmiau ir išėjau iš visų tų specialybių, nes supratau, kad aš jau nebeaugu ir man įdomu augti kitose srityse. Tai net ir šita vieta yra svarbi, kai tu suvoki, kad tai čia nėra galutinė tavo gyvenimo kūryba. Sukūrei, pabuvai, pajautei, įgyjai patirtį ir jeigu pasijautė kitaip, tai gali eiti toliau. Tai. Aš, žinai, dabar girdžiu, kaip pačioj pradžioj uždaviau šitą klausimą, dabar tarsi ar galėtumėm skirti tavo gyvenimą į tokius kelis etapus. Ką tu dabar pasakojai, čia buvo tikrai įsipareigojimas savo, toks save kurti, sąmoningai kurti, noriu kažko įsivardinti tą tikslą ir žinodama, ko tu nori darai, kuri. O čia tik tai, o dabar ar nėra taip, kad žodžiu, nežinau, čia aš interpretuoju, jeigu ką pasakysi. Man atrodo, kad dabar, kas atsirado tavo gyvenime, šitas charakteris tavo nepasikeitė. Taip. Tikėjimas jau kažkuo aukščiau. Imkim dievų, kūrėjų, ar ne? Ar tai buvo visą laiką? Ar dabar ar tai tik atsirado dabar ir jeigu atsirado dabar, tai dabar keičiasi? O kaip dabar tai keičiasi? Pasitikėjimas Dievu pas mane buvo tikrai net, galima sakyti, kažkoks beprotiškas, bet jis nebuvo gal sąmoningas. Jisai buvo tik tai atėję gal iš kažkokių kitų mano gyvenimų tas jausmas, nes aš tai suvokiu irgi per vieną išskirtinį įvykį, kuris po šiai dienai nieks ten nesuprato mano giminiai, kas čia per dalykas, bet aš suvokiu, kad tai didelis dalykas. Tai mano tai Jurgai, kurie atėjo į šį gyvenimą, tai buvo svarbu ir reikšminga. Tai kad aš jau nuo vaikystės pasitikiu Dievu, nors vėl tai buvo kažkaip ir išėję, tai nebuvo sąmoninga, tai kito. Tai buvo vienas toks įdomus įvykis. Aš dar tikrai neėjau į mokyklą ir buvau gal kokių 3 metukų. Taip, kiek save prisimenu, galėjo būti kokie 3-4 metukai. Ir kadangi mama kartais vis nusivesdavo į bažnyčią,
Ir aš ten pasiklausydavau, ką ten šneka. Ir kažkada vat, labai suskambėjo kunigo žodžiai, kad tas pasitikėti Dievu labai yra svarbus dalykas. Ir kad tiki daugas, bet pasitiki vienetai. Ir kažkokį jisai davė crazy pavyzdį, kad na vos ne, jeigu tu tikrai pasitiki, tai tu gali šokti bedugnę, sakyti Dieve, kad tave pasitikiu ir pamatysi, tu pamatysi rezultatus, kad Dievas su tavim. Tai žinokit, aš kaip vaikas tai padariau. Tai dabar kaip tai atrodė. Buvo jau vėlyvas ruduo, aš tikrai buvau su paltu, su piršinėm, su kepure, su šaliku. Aš atsistojau ant betoninės tokios kūdros su vandeniu krašto. Atsimenu, ten tokiuose kolektyviniuose soduose, dar sovietų laikais. Ir toksai aukštas kraštas, jau vien kraštas, aš nežinau, ten gal metras. Ir dar to vandens ten kažkiek, gal dar metras. Tokia keturkampa betoninė kūdra, žinai, vadinosi jinai, aš nežinau, kaip čia taisyklingai pavadinti. Ir aš atsistoju ir kažkodėl, man tuo momentu, aš tai manau, kad tikrai ten kalbėjosi, kaip sakyt, tas Dievas irgi konektinosi su manim ir jis ten padarė viską, ką reikia, žinai, man ten reikėjo taip susikonektinti būtent, nes man labai atėjo tas, pasitikėjimas taiga, susivokimas ir aš galvoju, išbandysiu, tai kiek aš pasitikiu Dievu iš tikrųjų. Ir aš žinau, kad atsistojau ant to krašto, užsimerkiau ir tiesiog, ir sakau, Dieve, aš tavim pasitikiu. Ir aš tiesiog, taip, kai stoviu, atsimenu, tai aš taip kritau. Žinai, tiesiog ant tų kojyčių stovi ir taip, žinai, leidi savo svirti ir leidi savo visiškai bele kaip kristi į tą kūdrą. Rudenį su baltu, vaikui. Tai kas toliau vyko? Aš visiškai buvau atjungta, mano sąmonė išsitrynus yra tuo momentu. Aš tik atsimenu tą momentą, kai aš taip pasakiau, Dieve, tikrinam, kiek aš tavim pasitikiu, ir aš atsimenu tą savo svirimą. Ir aš jokio kontakto su vandeniu neatsimenu. Pas mane tiesiog atjungia, kaip mano vėl kažkuria ten sąmonė, žemiška sąmonė, nežinau kurią, bet tiesiog mane atjungia tos aukštesnės instancijos, tas pats kūrėjas ar nežinau, kas tuo metu labiausiai rūpinosi. Bet sekantis mano prisiminimas, kad aš guliu namuose, šilta, virš manęs ten, žmonės, ten mano krikšto tėvai, ten liktai kiti tėvai, dar kažkas, vaikai. Ir aš kažkodėl šlapia, taip žiūriu, taip nemaloniai šlapia, kažkaip Ir ko čia tie žmonės taip į mane žiūri ir kažką, taip visi su tokiu palengvėjimu, kažką ten pergyvena, klausinėja manęs. Ir, o aš supranti, mano prisiminimas toks. Aš bendrauju su Dievu ir sakau, patikrinam, kiek aš tavim pasitikiu. Ir staiga, čia virš manęs kažkokie žmonės ir jie čia kažko čia labai pergyvena. Kai nėra to iškirptas tas tarpas, kuris, fiziškai turėjo būti nemalonus, kažkoks bauginantis, tai visiškai toksai saldus prisiminimas, kad, man buvo kažkaip tikrai labai gera. Ir, ir staiga tie žmonės čia tokie keisti ir dar tie šlapi rūbai, taip nedera. tai tik tai vėliau aš supratau, kad aš kritau tą kūdrą per langą, iš namo mane pamatė, ten nubėgo, krikšto tėtis ištraukė, žodžiu, nunešė į namus, ten visi išsigandę, mane ten atgaivino, sutvarkė ir aš ten atsigavau. Bet, tai kaip tu gali sakyti, kad aš nepasitikiu Dievu, jeigu aš, kaip vaikas tokį dalyką padariau. Negaliu sakyti. Ne, pačiai galvoju, wow, aš kadangi seku tavo visą knygos dabar naujos leidimą, kūrimo. Kelią, taip. Kelią, visą mes apie tai kalbėjom. Tai žinai, aš tame kontekste žavėjaus, tame kontekste norėjau tave irgi pakalbinti ir galvoju, ne, čia tik dabar kažkas nutiko Jurgai, žinai, ir tas toks įsipareigojimas tau, ir tas pasitikėjimas. Per šitos pavyzdžius labiau tave žinau. Bet girdžiu, kad tu užkietėjus buvai nuo vaikystės, ką?
Ne, bet žinok, tikrai, žinai, vat, gal kitas klausimas, gal įdomesnis toks, pavyzdžiui, kad, bet ar būna, kad aš suabejoju? Tai aišku. Ar būna, kad, ar buvo gyvenime etapų, kai aš, nu, visiškai, kaip sakyt, buvau pamiršus Dievą? Tai aišku. Ir gal net visiškai nebetikėjau? Tai aišku. Tai tiesiog norėčiau pasakyti, kad taip, kad va, taip atsakyti, kad aš nepasitikėjau ir nuo kada pradėjau, neįmanoma, nes nu, tas vaikystės įvykis rodo labai daug. Bet visokio etapų buvo. Ir ką aš šiai dienai gal įvardinčiau, tai vėl man pasidarė įdomu save sukurti, bendradarbiaujančią būtent su kūrėju. Ir aš tai, nu, kaip sužinojau jau iš savo mokslų, kur dabar 3 ar 4 jau metus mokausi, jau net sunku pasakyti, pas Violetą Petraitienę. Ir aš sužinojau, kad tiesiog yra tokia galimybė bendradarbiauti žmogui su kūrėju. Tai kas tai yra? Tai yra, kad kūrėjas ir ta visa aukštesnės sąmoningumo erdvė, jinai turi be galo daug naujų idėjų, kaip gali vystytis žmogus, kaip gali vystytis žemė, pasaulis. Jin turi be galo daug naujų idėjų. Ir jin tas idėjas mielai, nu, tiesiog diegia, nuleidžia į žemę, atiduoda bet kuriam žmogui, kuris yra pasiruošęs įgyvendinti tą idėją. Ta erdvė, jinai ir nori, kad žmogus materijoje augtų. Ir aš labai abejoju, ar pats žmogus be susijungimo sugeba sugalvoti kažką jau tokio čia labai naujo ir unikalaus. Nes visi didieji genijai sako, kad jie va, tą idėją susapnavo, kad ten dar kažkas nutiko. Čia tų istorijų begalė, kad tos idėjos išskirtinės dažniausiai tikrai ateina ne iš tokio paprasto mąstymo. Tai ir aš kai sužinojau, kad va, yra tokia galimybė ir yra žmogus, kuris to moko, nu, aš tiesiog užsinorėjau sukurti tą Jurgą, kuri va, tokia yra, bendradarbiauja su kūrėju. Ir O tai vizija būtent knygos, nes dabar čia... Ne, man įdomus pats bendradarbiavimas, žinai, kaip pasiimti tą idėją, kaip tiksliai žinoti, kad jinai iš kūrėjo, kaip ją suderinti su savo galimybėmis ir kaip ją įgyvendinti. Ir aš mokiausi irgi to vat, apie 4 metus ir aš buvau pasiruošus bet ką, nu, kas tiks pagal mano vertybės, tą ir įgyvendinti. Kas ateis, jau tikrai jausiu, kad jau ateina iš kūrėjo. Nes neturėjau tokios vizijos vėl, ar aš būsiu ten grafikos dizainerė, ar rašytoja, ar verslininkė, ar nu, dar kažkas, nežinau, lektorė, mokytoja. Aš buvau pasiruošus bet kam įgyvendinti, nes man buvo įdomus pats faktas, kaip tai jaučiasi, kaip tai vyksta, kai nu, vat, sukurti tą Jurgą, kuri bendradarbiauja. Tai geras. Tai va, bet šitoj vietoj ir yra, kur, žodžiu, jeigu vizijos neturim, nu tarkim, ką man dabar su savo talentais daryti, kur ten juos padėti, ar ne, bet vis tiek ta kūryba, bent jau įsivardinti, kokia aš noriu, nežinau, būti, ko noriu tapti, kažkokį tai, nu, ar ne? Nes kažką kryptį įsivardinti būtų gerai. Jo, nes kitu atveju, kur aš sakau, kad tie, kurie neturi, tie galbūt drąsos, tokių charakterio savybių kaip tavo, drąsiai eiti kiaurai ir siekti dalykų, tai yra tokia iliuzija, kad aš turiu tiksliai dabar išsiaiškinti tą didžiulę viziją, visas detalės ir tik tai tada darysiu. Ir, nu tai va, tai čia taip nėra. Šitoj vietoj kažkaip... Ir ypač jeigu yra noras vis dėlto bendrauti su tom aukštesnės tokios erdvės idėjom, o ne kurti pačiam, tai tos idėjos niekada neateina, bent jau man neateina su tokia jau super aiškia galinė vizija. Neateina. Jos ateina palaipsniui vystymosi etapais. Ir pirmas, kad ir dabar kalbėkime apie tą vaikišką knygą Mergaitė ir kristalas, kurią parašiau, jau būtent visiškoj bendrystėj su kūrėju ir jau čia rezultatas to, ką mokiausi 4 metus. Tai pirmas, kas atėjo, toks jau tikrai super aiškumas. Tiesiog dabar rašyk. Ir aš užrašiau pirmą dalį tos knygos ir aš žiūriu, kaip įdomu, čia tokia istorija, čia Mergaitė ir kristalas, toks apsakymas, žinai. Ir man buvo tik tai
tik tai buvo suvokimas, kad, apsakymas, koks, toks, pasakėlė. Bet vėl tada dar irgi pasišnekėjau su, tos mūsų mokyklos, kuri vadinasi Būties kūryba, ir ten yra ne tik Violeta mokytoja, yra ir daugiau dabar jau. Tai, mokytoja Rasa, jinai vedė tos intuityvaus rašymo kursus ir jinai sako, bet Jurga sako, tai čia gal visa knyga, o ne apsakymas. Ir prireikė tokių dalykų, aš nesuvokiau, kad čia, ir tos vizijos didelės iš vis nebuvo iš pradžių. Ir aš nesuvokiau iš pradžių, kad čia gal neapsakymas. Ir tada aš galvoju, gerai, pabandom. Tai tada jau taip tikslingai susikaupdavau į meditacijas ir apsijungimą su kūrėju ir tiesiog tikslingai paprašydavau toliau pratęsti šitą apsakymą, sakykime. Ir vėl po kiekvienos meditacijos užsirašydavo sekanti dalis ir labai įdomi ir įtraukdavo ne tik mano vaikus, žinai, o vaikai laukdavo mano tos dalies, ar jau parašei sekančią, ar jau parašei, ne tik įtraukdavo mano vaikus, bet ir vyrą, ir rytis skaitė, ir čia taip įdomu, ir mane pačią labai įtraukdavo, nes būdavo įdomu sužinoti, kas toliau. Tai tai galima sakyti, net nėra tos vizijos, ne? Kai taip bendradarbiauji. Ir man nepadavė tos vizijos. Gal aš net negebėdavau dar paimti jos didesnės, arba vėl ten mano protas išsigastų nuo didesnės vizijos. Dažniausiai, kai yra bendradarbiavimas su subtiliu planu, mano patirtyje viskas yra paduodama labai laipteliais ir tik padarius laiptelį yra paduodama daugiau. Nes netgi energetiškai tai yra paaiškinta ir tiek, kiek mes dirbam su energijom ir kiek jas matom, valdom, tai paduodamas energetinis impulsas įgyvendintą idėją ir jeigu žmogus ją pasideda, gerai, po pusės metų, ten vėliau čia, kai kažkas man dar labiau bus aiškiau, jeigu tau dar kartą, jau tau davė energijos, o tu neįgyvendinai, ir jeigu dar kartą paduos energijos, tu tarsi jau turėsi, susimokėti grąžą, kad tau duoda, o tu nieko atgal. Čia toks, tas visatos bendradarbiavimo principas, dėsnis. Tau duoda, tu duodi, tau duoda, tu duodi, toks, bendrystė. Tai dažniausiai, tai gali net atsiliepti jau per tavo sveikatą, jau tada atiduosi iš to, ką turi geriausio, sveikatą, santykius, ten finansus, kažką turėsi energetiškai irgi atiduoti, jeigu tu gavai stiprų impulsą, idėją, tu buvai išreiškęs bendrystę ir tu staiga, viskas, nedarysiu, žinai, nepatinka man šitą idėją. Tai arba gal vėliau kažkada. Tai o jeigu, aš įsivaizduoju, koks turėtų būti didžiulis pasitikėjimas kūrėjo tuo žmogumi kaip žmogumi, jeigu jisai jau jam paduotų absoliučiai visą plačią viziją. Ir su ta energija, kad tai plačiai vizijai įgyvendinti, kur ten gal prireiks, 5 metų darbo tam žmogui, kad jis tą viziją įgyvendintų. Tai aš manau, tai yra pasiekiama per pasitikėjimą. Kūrėjas turi labai labai pasitikėti tuo žmogum ir tik iš tos didesnės vis susijungimo ir bendrystės tas pasitikėjimas atsiranda. Gerai, skamba dabar, pavyzdžiui, labai fainiai. Ar buvo fainiai ta prasme, kad noriu irgi čia paliesti šitoj vietoj dabar tą įsipareigojimą, ar ne? Nes skamba, gražiai, atėjo mintis, žinai, aš ją užrašiau ir visiems jinai patinka ir laukia antros, toksai, ir tarsi tokia sėkmė, žinai, viskas labai paprasta, tu automatiškai esi kviečiama ant fotelio, su įkvėpimu viską parašai. Taip. Ne, žinokit, ne, visiškai galiu verkti toliau, nes tikrai tam prireikia daug vidinių pastangų. Tai, aš kokius atsimenu sunkumus besimokant toj mokykloj. Vienas iš sunkumų aš pastebėjau, kaip yra vis dėlto mums sunku valdyti savo mintis. Ir kai mes jau priėjome etapą, kai mums reikėjo jau mokintis valdyti mintis, tai iš pradžių juk atrodo, kad iš vis mes minčių nevaldom, kad jos tik iš kažkur ateina ir kažkaip praeina. Tai kad aš išmokčiau valdyti savo mintis ir tiesiog visą laiką būčiau sąmoninga, tai aš, pavyzdžiui, kabindavausi namuose lapus,
kad aš ant sienų matyčiau, kad staiga aš turiu prisiminti, ką aš dabar galvoju, stebėti save, ką aš dabar galvoju, žinai, kad neužsikuiščiau, ten verdu valgyti, žinai, vaiką prižiūriu, meilus atsakinėjau, o apie mintis pagalvosiu vakare, o tai neveikia. Turi būti sąmoninga kiekvieną akimirką ir žiūrėti. Tai ar neigiamos dabar mintis, ar teigiamos? Jeigu neigiamos, iš karto stabdom srautą, iš karto perinam į teigiamą. Ir vat su to mintim, taip reikėjo dirbti. Tai aš nežinau, ar kiekvienas pasiryžo, pavyzdžiui, savo namus paversti ten nautsų kolekciją. Aš pasiryžau tiesiog prisiklijuoti visur, kur dažniausiai aš būnu, kad dėmesys į tą lapuką staiga man sutelktų dėmesį mano mintis. Taip pat, aišku, ir visokių kitokių pilna sunkumų buvo, kai yra nelengva išlysti iš tų senų agregorų ir jungtis prie naujų, tie seni labai suaktyvėja. Tai vėl sukildavo visokių sunkiausių emocijų ir visko. Ir netgi ir fizinis kūnas turėjo labai jau daug išraiškų, nes visos tas energetinės perkrovos, fizinis kūnas mano irgi stipriai vietomis nebetlaikė. Tai pavyzdžiui, aš pusę, net gal beveik metus, paskui jau vėliausiuose moksluose labai sunkiai sirgau. Ir buvo skydliaukės negalavimai dideli ir galima sakyti, kad, tai čia sutapimas, tai čia taip tiesiog tu, žinai, tau Jurga, čia taip viskas susiklostė. Ne, aš tai žinau, kad čia buvo susiję, čia buvo viskas susiję. Taip, gal tai buvo mano silpna vieta, kuri ir net laikė, būtent, ir galim sakyti, taip sutapimas. Tai vėl, tai kad susitvarkyti ir kūną, ir tą skydliaukę, ir visus tos mokslus eiti ir kad jie progresuotų, tai, pavyzdžiui, tu pati žinai, dabar jau irgi kiek laiko, metus, čia ne metus, mažiau, bet labai, labai griežtą dietą prisižiūriu. Irgi, kad būtent tik tai padėjo mano kūnui atsistatyti ir leido susitelkti vėl toliau į tuos visus dvasinius augimus. Tai jokių būdų tai nėra gražus kažkokio rožėm nuklotas kelias, kuriuo aš tiesiog taip pasiskraidydama skrendu su rožiniais sparneliais. Ne. Bet ir aš ir nesiskundžiu, aš neturiu jokių nusiskundimų. Man gera jausti, kad aš paaugu ir aš sukuriu kažkokį naują dalyką. Tai ta pati knyga irgi, kai aš jau supratau, kad tai bus visa knyga ir pradėjau užsirašyti tą vaikams mergaitė ir kristalas, ta knyga, kai pradėjau užsirašyti dalis po dalies ir galiausiai jinai užsibaigė, tai vyko toliau ir man toliau buvo paduotos mintis, kurios labai vėl buvo jau įtakojančios to projekto augimą. Nes atėjo mintis susisiekti su Aleksu Monako, kuris padės man organiškoj rinkodaroj, kad man reikia tų žinių. Aš negaliu šitos knygos toliau kurti be profesionalių žinių. Tai Aleksas sutiko mane mokyti ir man labai padėjo su visais patarimais, kaip man tą knygą pradėti parduoti priekį. Nes aš knygos leidybai turėjau 0 finansų. Tikrai visišką 0. Ir kaip surinkti pinigus, kad ta knyga taptų tikra, materialia. Tada dar ten pilna visokių dalykų. Ir kad ta knyga, kiek jinai susilaukė įvairiausių, nuostabiausių laiptelių, bet kur aš turėjau žengti, peržengti, save daryti ir nebuvo lengva ir klausyti savo pajautimų. Ir kartais tie pajautimai netgi, pavyzdžiui, kai kurie man buvo liūdna, nes atrodė, aš čia kažką neteisingai padariau, bet ir netgi aš juk nesuvokiu visatos mastu, ar aš neteisingai padariau. Pavyzdžiui, vienas iš tokių veiksmų buvo, dabar pasakysiu, jeigu žmonės, žino, nežinau, aš manau, kad daug kas supras, kaip tai skaudu. Tai kam čia man reikėjo tų dar pinigų prie knygos? Kad sumokėti už knygų mugę. Aš pajaučiau, kad aš turiu dalyvauti su šitą knygą knygų mugiai. Viską ten susisiekiau ir tai yra didelė suma dalyvauti knygų mugiai. Ir
man, kad sudalyvauti knygų mugėje, tai va tų parduotų knygų jau neužteko, aš turėjau parduoti savo Tesla kompanijos akcijas, aš buvau investavus šiek tiek ir kai aš pardaviau, 50% ar kiek jos pakilo. Ir jos pakilo labai staigiai, kai aš pardaviau po savaitės, nes tada Trumpą išrinko prezidentu ir kadangi Trumpas yra dabar kartu su Elonu Musku ir netgi Elonas Muskas bus patarėjas ten jo kažkoks, ar ministras, nežinau, kažkas bus ten labai rimto postą, akcijos taiga šoko. Ir aš galvoju, aš turbūt kažką negerai padariau, gal per greit pardaviau, gal per mažai pasitikėjau, kad iš kažkur kitur ateis tie pinigai. Tai, bet suprantat, bet tai netiesa. Aš išmokau irgi savęs niekame nebausti ir nevertinti su tokiu neigiamumu kažkokiu, nes tas labai kliudo eiti link savo tikslų. O tiesiog, irgi taip kritiškai pasižiūrėti, taip racionaliai, vėl, gal tinka tie visi tavo, kur įvardinai, žinai, tas tikėjimas, pasitikėjimas, įsipareigojimas, šituos peržiūrėti ir eiti toliau. Tai, iš tos vietos, kad, sakykime, aš galėjau, dvigubai didesnę sumą, tai, gerai, žiūriu, tas tikėjimas, ar aš tikiu, kad aš čia einu reikiamą kryptim, tikiu. Ar aš pasitikiu, kad viskas vyksta pagal kūrėjo planą ir netgi šitoks veiksmas, jisai vadinasi toks ir turėjo būti ir būtent taip man reikėjo, pasitikiu visiškai. Ar jis man patinka? Ne. Nes ne visi kūrėjo sprendimai mums patinka. Ne, nepatinka, viskas tvarkoja, bet ar tai, kad man nepatinka, ar tai kažkaip įtakoja mano įsipareigojimą toliau eiti tą knygą, skleisti, aš norėčiau, kad ten taptų iš vis Lietuvoje bestsellerių, ar padaryti bestsellerį. Jau dabar aš turiu norą, viziją, įsipareigojimą, kad ta knyga vaikiška taptų Lietuvoje bestsellerių. Ar tai kažkaip man trukdo? Ne, niekaip netrukdo. Viskas su tais, ar man pritrūko dabar tų finansų? Ne, nieko nepritrūko. Tai aš tik pasitikiu, kad kiek reikės tų finansų, ten kam reikės tiek ir bus, taip pasitikiu. Tai žinai, aš visą tą įsivertinu. Absoliučiai neinu į jokį ten savęs dabar plakimą, baudimą, keikimą ir skundimąsi. Niekam čia neverkiu, nepasakoju, nesiskundžiu, kad vėl nesusikoncentruoti tą negatyvą, o tai kam čia koncentruotis į kūrybą, tik į kūrybą. Ir keliauju toliau. Tai aš girdžiu ir dabar, ar galėtų tada tai būti, jeigu tik įsipareigojimas savo, tas įsipareigojimas, jau nori patapti, nežinau, knygą padaryti bestselleriu, ar ne, išsivardinti, ir tik tai tą, jokio nėra tikėjimo ir pasitikėjimo. Tai čia, kai taip nutinka, kai sužinai apie akcijas, tai čia ir gali save užgriaužti iki begalybės turbūt. Nebeturėti turbūt motivacijos daryti arba iš dar didesnio tokio griežtumo, Simona, arba tas dar turi labiau pasistengti, ar ne, čia ir yra tas, o kas nori to tokio vidinio dialogo, tai čia galbūt ir yra tas, jeigu nėra tikėjimo ir pasitikėjimo to, kas vyksta, ir aš jau žinau, kokį dialogą viduj savo galvoje vesiu, jeigu man nepasiseks, tai tada aišku, kad aš negaliu suklysti, aš negaliu rizikuoti, turiu tikrai žinoti, kad man pasiseks, ir tada iš viso nieko nedarau, kad išvengti šito. Tai tas arba... Tai, ką tu dabar daliniesi ir ta iliuzija Aš manau, kad ir tu labai, tu irgi mokai žmonės atsiskleisti ir eiti, siekti savo tikslų, surasti savo tą tokį pašaukimą, profesiją. Tai aš manau, vienas iš labai svarbių pratimų, žmogus turėtų mokintis klysti ir daryti klaidas ir tiesiog visiškai už tai savęs nebausti ir netgi žiūrėti ir dairytis, kad nieks jo nenubaudė už tas klaidas, žinai. Tai reikėtų išrasti kažkokią terapiją, kur, tiesiog ateini ir 2 valandas darai klaidas. Ir padarai klaidą ir vis tiek ten, kažkas vyksta negerai, nežinau, tau liepia ten, sakykime, nunešti puodelį su visiškai sklidinu vandeniu iki salės galo ir nieko nei lašo neišpilt. Ir tu išpilsi, žinai, tikrai. Tai
Ir visiškai nebausti, žinai, nu tiesiog, tai gerai, žinai, nunešiai, okei, išbėgo, okei, gerai, einam toliau, sekantį užduotis, žinai, nu kažkokia tokia reikėtų, gal terapija, gal yra jau sukurta, kad žmogus, jo, arba gal padarysi, Simona, nes kad žmogus atsipeikėtų iš tos klaidų baimės. Aš, pavyzdžiui, vat irgi, nu, kiek va teko bendrauti su, nu, va tuo subtiliu planu, va, kai mokytoja irgi Violeta perdoda irgi va tas ištentas žinias, tą jų matymą, tą suvokimą, tai irgi va vienoje vietoje labai, labai stipriai aš pastebėjau, va, kai buvo toks irgi man reikšmingas perdavimas, kad sako, mūsų erdvėj tokio išsireiškimo ir suvokimo kaip klaida iš vis nėra. Sako, jūs žinot, kad čia tik tai žemėj pas jumis yra toks išsireiškimas ir va tas susivokimas, kad, nu, toks žodis ir viskas, kas su juo susiję, sako, čia žinokit, tik pas jūs žemėj toks yra, pas mumis čia nėra klaida. Sako, tai, ką jūs vadinat klaida, mes vadinam patirtim. Kad vyksta patirtis ir ta sąmonė auga savo patirtyje. Ir sako, ir ar būna, kad pas mumis sąmonės ten kažką daro ir gaunasi visai ne taip, kaip buvo suplanavus. Taip, mes čia irgi nesam, nu, kažkokie stebuklingi, va, toj subtilioje erdvėj, tos visos sąmonės, jos lygiai taip pat veikia labai kažko panašiai mechanizmai kaip ir jų žemėj, darom, stengiamės, augam, bendradarbiaujam, mokomės, viskas pas mus labai panašiai vyksta, bet pas mumis nėra suvokimo klaida, tokio žodžio nėra, tokios išraiškos nėra. Pas mus yra patirtis. Tai man atrodo, šitą labai svarbu irgi užakcentuoti, kad žmogus pasveiktų nuo to iš vis tokio mąstymo. Ir žinai, būtų gera, kad žmonijos patirtį irgi dingtų suvokimas klaida. Vat gal norit kas nors pasiimti tokią misiją įgyvendinti, kad dingtų žmonijos suvokimas ir atsirastų patirtis. Patirtis. Taip, tai žinau, kad tai patirtis. Mhm. Ir gali būti jo, bet kokia ten ir nemaloni, ir sunki, ir skausminga, ir liūdna, ir tiesiog labai paprastutė ta patirtis, bet tai yra tavo vidinio augimo dalykas, patirtis. Aš tavęs klausau ir galvoju, tikrai čia turbūt vienintelis yra dalykas, baimė tos klaidos, nes jausiu ir kaltę, ir gėdą, ir susitiksiu su visais tais nemaloniais jausmais, yra tik tai dėl to tikėjimo, kad aš galiu suklysti, kad egzistuoja klaida, turiu teisingai tada pasirinkti, turiu apgalvoti visus įmanomus variantus ir kartais yra tiesiog geriau nedaryti, arba va tada atsiranda vengimas daryti, atidėliojimas, va visos tos bėdos, ar ne, kur tada žiūri, žaviesi, kaip kiti žmonės sėkmingi, susikuri savo galvoje istoriją, kaip jiems viskas lengvai sekasi. Dažniausiai, jeigu nors kiek pasidomi už kiekvieno žmogaus, kuriam kažkas išskirtinai labai sekėsi, yra didžiulė istorija. Aš nesutikau, žinok, tokių žmonių, kurie turėtų didelį pasiekimą gyvenime ir turėtų visiškai lengvą rožėm klotą kelią. Dažniausiai yra didelė jo sunkumų istorija už kiekvieno žmogaus. Tai čia vėl jo patirties istorija, nežinau, ne kažkokių ten klaidų ar ten kažkokių tai dar baisumų, žinai, kaltinimų, jo patirties istorija. Ir ta patirtis, nu, atneždavo įvairių jausmų ir sudėtingų. Faina tai, kad keičiasi socialinių tinklų, tas savęs pateikimo socialiniuose tinkluose, ar ne, daugiau žmonių kalba vis tik apie pateikti save tikrą, nu kiek galima ten save nulaižyti ir tik tai tobulo savo kasdienybę ir tu daliniesi labai dabar irgi. Taip. Nutinka. Taip, bet štai aš manau, čia jau gal toks mados dalykas, nes kai pas mumis atsirado technologijos, galimybės parodyti save labai idealų, žinai, vis tiek, nu, labai daug priemonių tam atsirado, geros kameros, apšvietimai, makiažai, dar kažkas, nu, buvo gera save sukurti tą idealų ir visiems rodyti. Aš nevertinčiau, žinai, kad šitas ar tas labai blogai. Tiesiog, žmonės norėjo save sukurti idealius ir kiti labai norėjo, šitą tokia ideali moteris, žinai, nu, kaip aš noriu ją sekti ir žiūrėti. Ir norėjo tame irgi būti. O dabar aš manau, truputį gal mada keičiasi ir jau norisi save rodyti ir natūralesnį. Aš atvirai pasakius,
Save rodau tokią labiau natūralią, tik dėl to, kad neturiu priemonių save labai nulaižyti. Tai neturiu tiek laiko, kad pasidaryčiau labai gerus ten makiažus ir šukuosenas ir visą kitą. Tiesiog neturiu tiek laiko. Ir galvoju, tai geriau rodau kaip yra, nes tai bus vis tiek vertinga, žmonėm naudinga, tą, ką aš perdodu, o ne kaip ten atrodau. Bet atrodyti smagu pagarbiai, atrodyti man patinka tas, kad atrodyti pagarbiai kitam, tiek, kiek tai pagarbu kitam, tai tiek ir okei. Gal apie tą naują madą turiu omeny, kad fainai tai, kad tarsi tai duoda leidimą ir tau taip jaustis, nes anksčiau situacijos tiek nebuvo, o dabar labai daug kalbama ir apie pažeidžiamumą, ir kad su pykčiu viskas yra gerai, tik mokytis išreikšti, ar ne, kažkaip konstruktyviau, ar žodžiu, kaip nebebūtų, tas fainai, kad tokio gal su tuo ir tavo ta išreikšta intencija, kad mes pagytumėm nuo klaidos baimės, tikiu, kad vis tiek, kaip čia, gal duodam savo tą leidimą vis labiau, jeigu stebime tos žmonės ir matom, kad, tu, pavyzdžiui, kai daliniesi apie knygos istoriją, tai ten taip kaip yra, taip ir daliniesi, ar ne, turėjai ten visokių iššūkių ir su iliustracijom ir panašiai, ir atrodo, kad čia viskas labai gražiai, taip pat gausis, ne, visai pasisuka kitaip, ir kad tokia realybė, tokia tiesa, ir nuo to nei bėgti, nei nebėgti, ne, tiesiog taip, bet tiesiog prisiminti, kad aš einu savo patyrimų keliu ir vėl, jeigu aš tikiu, pasitikiu, turiu tą norą, tą knygą paversti materialia, kad jinai būtų ne tik virtuali, bet ir einu, taip, ir vėl, labai čia mes iš tikrųjų smagiai, kalbam, kad o nebenaudojam to žodžio klaida, žinai, ir nebesakom, sakom, kad, taip, patyrimų kelias, patyrimai būna įvairūs, būna tokie, kurie atrodo, kažkas gal čia ir nesiseka, o būna tokie, kur labai sekasi. Kai labai sekasi, tai ir viduj smagiau, kai nesiseka, viduj truputį taip sunkiau, neramiau, bet ir vėl čia patyrimas ir einam toliau. Tai, jo. Ką, einant visai taip jau į pabaigą, ar galėčiau sakyti, kad tavo tada prasmė gyvenimo ir yra tiesiog savęs kūryba, išsikeli kažkokį tikslą, kūryba santykių, kūryba dabar knygos, kūryba, kad tai ir yra tavo motyvacija, kas veda pirmin? Aš galėčiau tai sakyti, bet aš galėčiau sakyti, kad tai kiekvieno, tai yra absoliučiai kiekvieno žmogaus, jisai gal tiesiog nemato, kad jisai tai ir yra jo kūryba. Žinai, tas žmogus, net kuris šiandien, sakykime, galvoja, kaip man gauti darbą, kur man gauti darbą, tai jis irgi juk nori sukurti save turinti darbą, ane? Ir nori sukurti save, pavyzdžiui, turinti darbą ir dar tokį atlyginimą. Ir paskui ten, kuris nuomojasi tokį butą. Aš manau, kad čia visiškai mūsų visų yra toks pagrindas. Mes visi čia atėjome kurti. Dabar kiek kas nori kurti, kiek tas įdeda pastangos, čia jau visai kitas klausimas. Bet aš manau, mes neturim kitų motyvacijų atėję į žemę. Tiesiog atėjom kurt. Kuriu šeimą, kuriu santuoką, kuriu savo kūną kažkokį ten išskirtinį ir gražų, ir įdomų, ir sveiką. Kuriu save kaip mediką, kuriu save kaip dar ko nors. Viską kuriam. Gal tiesiog taip aiškiai nepamato žmogus. Tik dabar, klausimas, kiekvieno klausimas, kiek jisai nori kurti ir kiek ilgai jis tą nori kurti. Man visą laiką patinka efektyviausių būdų sukurti, tai efektyviausių būdų pasižiūrėti į rezultatus, juos tarsi pasidėti savo patirtį ir dabar paklausti, o ką aš toliau noriu kurti, kas toliau mano kūryboje. Geras, kaip tai keičia ir jausmą, ir būseną, nes tai ir pakviečia prisimti atsakomybę, aš kuriu, aš galiu, aš man parodau visas galimybės, negu iš tokio automatinio veikimo, kad, turiu, reikia, privalau, baigiau mokyklą, tai reikia studijuoti, tai ką, toliau reikia kurti šeimą. Čia nėra, kad aš kuriu, čia nėra tada tos ir atsakomybės prisėmimo ir šiandien viso pokalbio, ką aš labai stipriai pasiėmiau, tavo tą tokį tikslą,
kur visų pirma visą laiką tai yra, tu sugalvoji, ką tu nori kurti, save, tarkim, per kurėją dar kažkas pasitikė tuo, kas iš to ateina, ne, kažkas va tada atsiranda, ar ten studijos, ar tai knyga iš to gimsta ir jau kai pasakai, ko nori, ką nori kurti, tam įsipareigoji. Ir jeigu vyksta ne taip, pasitikė. Taip, pasitikė, kad, o gal man čia vis dėlto jau nereikia, žinai, kad kaip ir su mano ta dailės akademija. Aš jau 2 metus abejojau, aš galėčiau būti ir kitoje įstaigoje, ta grafikos dizainerė, bet paskui, bet ne, vis tiek noriu, žinai, duot savo tą laisvę ir duot tą pasitikėjimą kūrėjų, kad jisai vis tiek pareguliuoja tau patį geriausią kelią. Gal kartais kažkam išskirtinai nereikia būtent tuo keliu eiti ir tu tai pastebėsi, kad tau nereikia. O kitam gali būti, kad išskirtinai kaip tik reikia užsispirti ir nueiti tą kelią ir kad ir kiek ten sutiko tokių barjerų pakeliui visus perlipti ir vis tiek nueiti. Tai taip, čia šitą dalį yra lengva atpažinti, kai pasitiki Dievu, kūrėju ir pasitiki, kad tave vis tiek veda ta aukštesnė jėga, kaip tu ją beįvardintum. Ir žinai, kad viskas, kas susidėliojo dabar, vadinasi, tame yra kažkokia prasmė. Ir netgi, žinai, dabar mes kalbam ir aš galvoju, bet tai žiūrėk, Jurga, dabar, pavyzdžiui, tu papasakojai apie tas akcijas, žinai, ir dabar tiek žmonių, jie išgirdo, kad tau nebaisu, žinai, tas tarsi atseit veiksmas, kuris kažkokį nedavė dar geresnį rezultatą. Ir tame jau yra didelė prasmė, ne? Tai kas, kad ten kažkiek tai ten tų finansų vieną ar į kitą pusę, bet, o gal vien dėl šito laivo man reikėjo taip padaryti ir kadangi vėl aš savęs nebaudžiau, tiesiog pasitikiu, kad kūrėjas turi planą, vadinasi, reikia. Tai vien dėl šito laivo, tos parduotos per anksti akcijos mano, kokią įgyja dideliam paveikslę, kokią aiškę vietą jau įgyja. Ir tada pasitikėjau dar, sakykime, aklai, o šiam momente aš jau pasitikiu jau su daug didesniu užtikrintumu, nes matau, kad jau šitas laivas jau atnešė žmonėms naudos per tokį pavyzdį. Tai, o ką žinau, gal dar kas nors išlys ateityje, dar kas nors reikšmingesnio. Tai tas jo pasitikėjimas svarbu, kad kai įvyksta kažkoks nesklandumas, tai tiesiog nesklandumas ir tavo sukaupta patirtis. Labai patinka. Tai, nežinau, aš dar norėčiau, jeigu galima, nes jau einam truputį pabaigą, tai pasakyti žmonėm, kad aš turiu padarius tokį dalyką, kurį atiduodu žmonėms nemokamai, tiesiog reikės prisijungti ir reikės man palikti savo e-mailą. Bet tas dalykas yra sukaupta iki šios akimirkos mano patirtis. Ką aš iki šios akimirkos esu geriausio sukaupusi ir išmokusi, įvertinusi kaip labai labai reikšmingą dalyką, tai aš tikrai pasėdėjau, brandinau tą visą idėją, kas tai galėtų būti. Ir parašiau tokį failų paketą. Žmonėms tiesiog parsisiųsti. Mano didžiausias noras būtų, kad jie tą failų paketą ne tik perskaitytų, bet ir panaudotų savo. Tai aš suvokiau, kad nuostabiausias, ką galiu duoti, tai visų pirma įkvėpimas ir aš padariau 10 mano pačių pačiausių knygų sąrašą, kurios vėl atliko tokią milžinišką man transformaciją. Ir man labai patinka, kad kad aš knygas suderinau, žinok, verslo ir dvasinę literatūrą. 10 knygų, bet susimaišęs verslo literatūrą su dvasinė. Nes man atrodo, tai neatsiejami dalykai ir tegul verslininkai auga dvasiškai, o tegul dvasiškai labai pažengę žmonės turi verslus. Man atrodo, kad tai turi būti vieninga visuma. Tai dėl to rasit mano pačių pačiausių knygų sąrašą, kurios man tai padarė milžinišką proveržį, iš karto aiškumą, ką versle reikia daryti, ką dvasingume reikia daryti. Tada rasit mano tokių kaip 10 pačiai savo parašytų patarimų, kuriuos aš visą laiką atsižvelgiu. Jeigu šiuo metu kažkas stringa, kažkas neaišku,
nu tiesiog susižiūriu, ar pas mane tas veikia, ar tas, ar aha, gal šitą užmiršau. Nu, tokių, kaip sakyt, 10 savo pačiai įstatymų, pačiai patarimų ten rasit. Dar ten rasit tikrai daugiau, bet aš dabar galvoju, suvardinsiu, kas man labiausiai patinka. Vienas, kas labai man patinka, ir tai jau yra, aš įvardinčiau mano, nu, kažkur 15 metų ėjimo sudėta patirtis, va to viso augimo mano. Tai yra būtent labai trumputė, aš specialiai padariau labai trumpą, tik 10 minučių meditacija, kuri jumis ir apjungia jūsų veiklą, jūsų verslą, jūsų kažkokią hobį, kur jūs darot veiksmą, apjungia su kūrėjo idėjom. Tai, nu, aš šitą meditaciją tikrai įdėjau viską, ką galėjau geriausio, kad būtinai išsiskleistų tos energijos, kurios apjungia jūsų verslą, jūsų veiklą, gal jūsų būsimą verslą, su visata ir su to aukštesnės vibracijos, tos aukštesnės erdvės, kažkokios sąmoningumo, kūrėjo energijom, idėjom. Tai aš tikrai labai norėčiau, kad kuo daugiau žmonių savo veiklas vystytų, pasisemdami iš tenai idėjų, o ne tik kartais vargdami iš proto, nežinodami, kaip čia vystyt, kurti. Tai ta meditacija tiesiog parsisiųskit ir darykit, kiek tik norit kartų. Aš pati tokią darau kas kartą, mažiausiai 1 kartą dienoj ir dar ir daugiau prieš kiekvieną tokį svarbesnį sprendimą, kai man reikia apsispręsti, nuspręsti. Tai rasit ten tikrai dar daugiau. Ir nepasakiau, kur reikia nueiti. Reikia nueiti į jurganadin.com. Ir iškart viską rasit, nes ten tik vienas toks puslapis. jurganadin.com. Nusipirkau komo domeną ir atiduodu tokią kaip duoklę žmonijai iki šio momento, ką geriausio galiu iš savęs atiduoti. O vėliau, po 10 metų, gal žiūrėsim, gal bus atnaujinti failai. Tai labai kviečiu irgi žmonės pasiimti šitą galimybę ir šitą mano tokią dovaną, kurią kūriau šiaip su didžiuliu džiaugsmu, nes pačiai reikėjo smarkiai susivokti, peržiūrėti, išsianalizuoti ir padaryti koncentratą, nes aš pati labai mėgstu tai, kas sukoncentruota, efektyvu ir ne per daug ten išskleista. Tai ten tikrai rasit koncentratą. Tai labai ačiū tau už galimybę, kad aš galėjau ir šituo dar pasidalinti per tavo laivą ir nuostabus pokalbis, nuostabus Simona tema, nuostabus vedimas. Labai tau ačiū. Tikrai dar neverkiau laivę tiek kartų, bet čia ne kažkoks skundas, o mano padėka ir susižavėjimas. Tai tau labai labai ačiū. Labai labai ačiū už tą įkvėpimą begalinį, tokį, žinai, iki ten tų kūno ląstelių. Dėlioja, labai labai ačiū tau, Jurga. Labai. Ačiū tada visiems irgi, kas žiūri, kas auga, kas domisi, kaip jiems augti ir kas nori kurti save. Ir kas jau suvokė po šito laivo, kad jisai visą gyvenimą save kūrė ir gali tai daryti tik tai dar sąmoningiau. Ir tuo pačiu netgi apsijungti su visata, ne tik tai kurt kaip žmogus, o kurt kaip visatos gyventojas. Tai ačiū visiems, kas žiūrėjot ir klausėt. Tai ką, tai tada viskas, ane? Gerai, iki